O dabar mes pas angelų sargų vadiname mūsų šeimos gydytoją, nes jūs taip ir vadina angelais sargais, nes sunegalavęs žmogus pirmiausia kreipiasi į šeimos gydytoją. Gerbiame daktarė, be abejo, didelis mūsų sveikatos priešas yra trombai, kurie susidaro mūsų organizme ir kurie nedaug dievė, jeigu neina širdelė, susirgam infarktų, į smegenis insultų, taip pat jie gali nueiti ir į plaučių arterijas, taigi yra rimtas mūsų sveikatos priešas yra trombai. Ir vasara yra nelabai palankus metas ir tie trombai netgi susidaro, kaip man specialistai pasakoja, netgi dažniau negu vėsiuoju metų laiku. Ką reikėtų daryti, kad tie trombai nesusidarytų? Iš tikrųjų, trombai vasaros metu dažnesnis dalykas, kadangi turbūt, kad dėl keletos priežasčių. Tai yra vienas dalykas, mes geriam per mažai skysčių, prakaitavimas būna didesnis, buvimas saulė, toliau kelionės, ilgesnis sėdėjimas, tarkim, ar lėktuve, ar dar kažkur, žodžiu, ilgiau tu vienoje vietoje sėdi. Tai jeigu yra kažkokie ar kraujo krešumo sutrikimai, arba yra kažkoks varikoznis venų įsiplėtimas, ar arterijų problemos kažkokios, iš karto didesnė tikimybė yra trombų susidarimui. Ir ypatingai prieš kelionės kartais net rekomenduojama panaudoti kraują skystinančius vaistus, grinai profilaktiškai, nors ir kažkokių problemų didelių nėra, kad nesusidarytų trombai, nes tai yra iš tikrųjų labai didelė problema. Kaip ir profilaktiškai, kaip maisto papildą tokį galima panaudoti nataspiną, tai yra natokinazė, yra pagaminta iš sojos ekstrakto ir iš tikrųjų yra duomenų, yra klinikinių studijų atlikta, kad jie gerina, reiškia, tiek kraujotaką, kažkiek kraujospūdį reguliuoja ir be abejo pirmoje eilėje tai mažina kraujo klampumą. Ir tuo atveju kažkiek apsaugo visgi nuo trombembolinių, nuo trombų komplikacijų. Todėl vasaros metu profilaktiškai, jeigu nėra kažkokių kitų rimtesnių problemų, galima panaudoti. Be abejo, geriant daugiau skysčių, be abejo, kartu ir judant daugiau. Trombozės prevencija gali iš esmės sumažinti tiek arterijų, tiek veninių trombų susidarimo riziką. Ir natokinazės vartojimas yra tinkamas reguliavimui esant kraujotakos sutrikimų ir padidėjusių trombų susidarimo rizikai, paremtas ne tik ilgalaikiu tradiciniu vartojimu, bet ir moksliniais tyrimais. Atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad natokinazė padeda palaikyti sveiką kraujotakos sistemą. Jau yra seniai žinoma ir tyrimais patvirtinta šios natokinazės savybės. Tai yra, teigiamai veikia kraujotakos sistemą, kraujo tėkmę ir klampumą, padeda palaikyti normalų kraujo spaudimo lygį, padeda palaikyti normalią kraujo krešėjimo sistemą organizme, skatina natūralią fibriną tirpdančio fermento plazmino gamybą. Taip pat šis preparatas neleida trombocitams sulipti į trombus ir užkišti kraujagyslės. Natokinazė natūrali alternatyva aspirinui ir jo analogams. Gerbiama daktarė, mes laidose nekartą minėjome ir apie kelionės vaistinėlės, nes žmonės, kaip jau minėjot, jūs vasarą daug keliauja. Vaistinėlė tai yra iš tikrųjų būtina ir aš tai labai džiaugiuosi, kad mano pacientai prieš važiuodami atostogauti su vaikais ar be vaikų ir visi ateina ir prašo patarimo, ką įsidėti į vaistinėlę. Paprastai sudarau aš jiems sąrašą vaistukų, jie vežasi ir jokių problemų neturi. Pirmoji eilėje tai, tarkim, kažkokios keliaujant į kitas šalis, egzotinės šalis, tai yra dažniausiai virškinimo problemos būna, vis tiek susiduri su neįprastu maistu, tarkim, ir karštis turi įtakos, tai be abejo turėtų turėti kiekvienas kažkokį fermentą, sakysim, jeigu yra ar nevirškina, ar kažką netinkamai suvalgai, fermentų turi pasirinkimas labai didelis, yra vienas iš tų tokių, reiškia, natūralių produktų, iš žolių pagamintas yra gastrovalis, kuri tikrai yra nebrangus ir pakankamai geras preparatas. Aišku, reikėtų kartu pasimti ir probiotikus, todėl kad vėlgi mūsų žarnynas kartais neprisitaikęs ir prie kito maisto ir prie kitų klimatinių sąlygų ir jeigu, tarkim, kažkokie vidurių sutrikimai ar paviduriavimai, tai probiotikai būtinai turi būti vaistinėlė. Be abejo, turėtų būtinai reikalinga su savim kažkokia pleistro, dezinfekuojančių medžiagų susižeidus, na ir be abejo nuskausminančių, kalbos skausmas ar kažkokios kitos kilmės skausmai, žodžiu, turėtų yra pagrindiniai vaistai, kuriuos reikėtų turbūt su savim turėti. Ir jeigu neprireiks daug dievė kelionė, tai liks namų vaistinėlė. Be abejo. Nes namų vaistinėlė taip pat turi būti kiekvienas namus. Taip, turi būtinai.